Šiandien turime svarbių naujienų iš Zaporižės krypties. Čia tai, kas prasidėjo kaip ribota Ukrainos valymo operacija, dabar išaugo į visapusišką upės kranto kontrpuolimą, nes mūšio dėl Zaporižės statymai aukštesni nei bet kada anksčiau. Rusams artėjant prie regiono sostinės iš pietų, Ukraina pasiuntė geriausius savo specialiųjų pajėgų karius, kad sustabdytų Rusijos puolimą. Rusijos pajėgos nuosekliai skverbėsi vis giliau upės kranto ašimi, bandydamos išnaudoti reljefą ir artumą, kad priartėtų prie pagrindinio Zaporižės miesto. Jei jiems tai pavyks, jie pasieks savo svarbiausią tikslą – priartinti regiono sostinę prie efektyvaus artilerijos nuotolio ir kartu nuolat kontroliuoti pagrindinius Ukrainos tiekimo kelius ugnimi. Tai nėra tuščias grasinimas, nes Zaporižės miestas jau buvo apšaudytas rusų. Rusijos toliašaudę artilerija surengė niokojančius smūgius, kurie paliko sugriautą infrastruktūrą, išdaužytus langus ir sužeistus civilius. Tačiau Ukrainos dronų operatoriai greitai aptiko rusų Uragan daugkartinio paleidimo raketų sistemas, kai šios vykdė ugnies užduotį ir per kelias minutes sunaikino paleidėjus, atimdami iš rusų galimybę saugiai veikti. Ukrainiečiams pademonstravus gebėjimą sunaikinti priešo artileriją ir užkirsti kelią miesto apšaudymui, rusams teko stumti ukrainiečius dar toliau. Pažvelgus į topografinį žemėlapį matyti, kad rusai siekia užimti svarbią aukštumą tarp Stepnohirsk, Lukianivske ir Primorske. Tai leistų jiems pakartoti ankstesnius pasiekimus nuo Kamenske dar toliau į pietus, konsoliduoti pozicijas ir priartėti beveik 9 km arčiau Zaporižės, taip užtikrinant saugų civilinio gyventojų centro apšaudymą, padidinant atstumą nuo Ukrainos dronų operatorių. Siekdamos to, Rusijos pajėgos pradėjo koordinuotus infiltravimosi bandymus 3 pagrindinėmis kryptimis. Pirmoji sekė upės krantą link Primorske, naudojant mažas, išsklaidytas grupės, kad praslystų per urbanizuotą upės pakrantę. Antroji stūmėsi pagrindinių M18 kelių Zaporižės link, naudodama Stepnohirsk kaip atsparos tašką. Trečioji taikėsi į Lukianivskę, o infiltravimosi maršrutai ėjo per vietinę saulės elektrinę ir aplinkinį reljefą. Žinodamos, kokia rizika leisti prasiveržti bet kuriai šių krypčių, Ukrainos pajėgos reagavo ryžtingai, o Primorske ašyje jų dronų operatoriai atliko pagrindinį vaidmenį. Jie aptiko mažas rusų grupės, bandančias infiltruotis po 2-4 karius ir taikėsi į juos dar prieš jiems susitelkiant. Geolokuota vaizdo medžiaga rodo vienas infiltravimosi operaciją, kai 7 rusų karių grupė susirinko ir daugiau nei savaitę slėpėsi sugriautame pastatų komplekse, tikėdamiesi įsitvirtinti. Ukrainos specialiosios pajėgos įsiveržė, užpuolė poziciją po to, kai rusai atsisakė pasiduoti. 5 priešai buvo likviduoti, o 2 paimti į nelaisvę prasidėjus kovai, ukrainiečiams užtikrinus teritorijos kontrolę ir užkirtus kelią jos panaudojimui kaip infiltravimosi taškui ateityje. Centrinėme kelyje, kuris buvo naudojamas kaip vidurinė kryptis, kovos buvo intensyvesnės dėl artumo Stepnohirskui. Rusijos pajėgos pasinaudojo netoliese esančio gyvenvietės pastatais ir bandė veržtis naudodamos FPV dronus, kad slopintų Ukrainos kontratakas. Tačiau Ukrainos žvalgyba greitai nustatė jų pėstininkų pozicijas, nepaisant to po to sekė koordinuotos kontratakos. Ukrainos pėstininkai judėjo per apkasų tinklus, nuolat grasinant dronams, įsitraukdami į artimą kovą ir sistemingai valydami rusų pozicijas. Geolokuota vaizdo medžiaga rodo, kaip Ukrainos kariai žingsnis po žingsnio užima apkasus, neutralizuoja priešo kovotojus ir numuša rusiškus dronus, galiausiai sužlugdydami rusų puolimą šią kryptimi. Link Lukianivske mūšis vyko aplink saulės elektrinę ir netoliese esančias miško juostas, kur Ukrainos specialiosios pajėgos vykdė agresyvią žvalgybą ir smūgių operacijas, judėdamos šarvuotų transporto priemonių priedangoje, o vėliau išlipdavo ir verždavosi per miškingą vietovę. Nepaisant nuolatinio Rusijos FPV dronų aktyvumo, jie veržėsi pirmyn, aptiko priešo apkasus ir įsitraukė į artimą kovą. Granatų ir koordinuotos ugnies pagalba buvo išvalytos įsitvirtinusios pozicijos, o vėlesnė filmuota medžiaga patvirtino, kad Ukrainos kariai visiškai išvalė Lukianivskę, taip pat parodė paimtą į nelaisvę Rusijos veidėjvei karininką, kuris organizavo gynybą, įrodydama, kad gyvenvietė visiškai sugrąžinta Ukrainos kontroliai. Apskritai, Ukrainos kontratakos visomis 3 kryptimis pasiekė savo tikslus, sužlugdydamos Rusijos puolimus. Taip jie ne tik atgavo teritoriją, bet ir užkirto kelią Rusijos pajėgoms plėstis šioje vietovėje, atverdami kelias puolimo kryptis ir nuolat keldami grėsmę miestui.
Ukrainos pajėgos sutrikdė puolimą pačiame pavojingiausiame jo etape, išsaugodamos tiek miesto saugumą, tiek gynybinių linijų vientisumą, tuo pačiu sudarydamos sąlygas tolesniam ir ryžtingam puolimui.